Labas vakaras, jūsų dėmesiui penktadienio krašto naujienos. Šiandien matysite ir išgirsite. Kėdainių rajono savivaldybė švietimo srityje yra šalies lyderė. Savivaldybės meras Rimantas Diliūnas susitiko su Lietuvos salės futbolo rinktine. Daugėja smurto artimoje aplinkoje atvejų, nebūkite tam abejingi. Kauno arkivyskupijos dekanatų dekanai svarstė aktualiausius klausimus. Gruodžio 12 dieną Didžiosios rinkos aikštėje Kalėdų eglės įžiebimo šventė Sninga kalėdos. Nuo 16 valandos Kėdainių rajono mokinių tarybos akcija Prie eglutės sutiksi tai, ko šiąnakt net nesapnavai. Veiks Kalėdų senelio paštas Kalėdinė mugė, kurioje įsigysite rankų darbo gaminių saldumynų. Taip pat laukia koncerno Vikonda įmonių vaišės visiems. Kėdainių konservų fabriko sriuba ir Krekenavos mėsos karštos dešrelės. Vyks Josvainių moterų klubo Aušra Maltos grupės Kėdainiuose akcija Maltiečių sriuba. 17 valandą Didžiosios Kėdainių miesto Kalėdų eglės įžiebimas. Kalėdų senelis ir jo draugai, mažieji ir jaunieji Kėdainių miesto dainininkai bei šokėjai. Ir koncerno Vikonda dovanotas lazerių šou. Pagrindinis rėmėjas koncernas Vikonda. Partneriai – pripučiamas filmas, uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos projektai. Organizatoriai – Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių kultūros centras. Gruodžio 9 dieną Kėdainių rajono savivaldybėje organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos. Sumokant atliekų turėtojai bus surenkamos alyvų, vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos, automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių, automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Daugiau informacijos Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt. Gruodžio 9-11 dienomis vyks Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono 1 bataliono kovinės grupės taktinės pratybos. Pratybų dienomis galimas karinės technikos judėjimas Kėdainių rajono keliais. Kėdainių rajono savivaldybė švietimo srityje yra šalies lyderė. Šią savaitę paskelbti žurnalo reitingai tyrimo rezultatai. Iš viso buvo sudaryta 10 skirtingų reitingų. Vienas jų Lietuvos savivaldybių reitingas, atskleidęs, kurios savivaldybės yra stipriausios švietimo srityje. Įvertinus daugiau nei 30 parametrų, paaiškėjo, kad tarp 60 savivaldybių pirmą vietą užėmė Kėdainių rajono savivaldybė. Mes džiaugiamės, kad švietimo mūsų rajone politika, švietimo sistema ir apskritai švietimas yra įvertintas Respublikos lygmenyje ir pagal nepriklausomą ekspertų atliktą tyrimą, pagal 30 kriterijų, kurie susiję su švietimo veiklos, ugdymo procesų, sąlygų, aplinkos, pedagogų kompetencijos įvertinimu, parodė, kad Kėdainių rajono savivaldybė yra pirma Respublikoje, ryškiai lyderiauja ir pirmauja pagal daugelį kriterijų ir pripažinta kaip savivaldybė, kurioje yra tikrai geriausios sąlygos ugdytis mokiniams ir pasiekti tikrai gerų rezultatų. Todėl išanalizavę iš karto mes šitą reitingų lentelę tikrai matome, kad visa veikla, visi sprendimo projektai, kurie buvo priimti mūsų Kėdainių rajono savivaldybėje švietimo klausimais, buvo priimti teisingi ir buvo orientuoti į ateitį. Ir šiandien mes jau galime didžiuotis ir džiaugtis šitais rezultatais. Iš tiesų tai yra visos brandžios pedagoginės bendruomenės, ką aš visada sakydavau, nuopelnas. Mane kaip švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė ir mero pavaduotoja kuruojančią švietimą
Labiausiai džiugina tai, kad mums aukščiausiai vertinimai duoti pagal lėšų skirimą aplinkai, nes tai grinai nuo savivaldybės požiūrio priklauso ir sprendimų projektų. Reiškia, ir čia mes sudedame stipriausius taškus Respublikoje. Todėl tikrai labai džiaugiuosi šitais reitingais, vertinu juos ir dar kartą tai buvo mums patiems tarsi testas, kurį sprendėme pakankamai teisingai ir galime toliau kryptingai dėlioti užduotis savo ir mūsų visai švietimo politikai rajone. Vakar Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas susitiko su Lietuvos salės futbolo rinktine, kuri šį savaitgalį Kėdainių arenoje kovos su Latvijos ir Estijos rinktinėmis Baltijos taurės varžybose. Ketvirtadienio popietę Kėdainių rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos salės futbolo rinktinė, kuri su Latvių ir Estų rinktinėmis varžysis Baltijos taurės varžybose. Kėdainiečiai taps neeilinio įvykio liudininkais, nes tokios varžybos Lietuvoje vyks pirmą kartą ir joms neatsitiktinai pasirinkta Kėdainių arena. Arena labai gero lygio ir labai patogi sportininkams, geri persimimo kambariai ir geografinė padėtis taipogi yra, kaip Lietuvos centras suvažiuoti galima iš visų pusių. Tai irgi įtakoja šitą dalyką. Ir propaguojant šitą salės futbolo sportą, norėtume, kad ir Kėdainiuose atsirastų salės futbolo komanda. Kaip vertinate susitikimą su Kėdainių rajono savivaldybės meru? Esame maloniai nustebinti, visą laiką dėmesys yra malonu ir turbūt pirmą kartą su salės futbolo rinktinė mums tenka apsilankyti pas merą. Manau, ir žaidėjai yra pamaloninti to dėmesio ir tikrai bus geresnė motyvacija gal geriau pasirodyti šitam turnyre. Kėdainių rajono savivaldybėje apsilankiusiems Lietuvos salės futbolo rinktinės žaidėjams, jų treneriui bei federacijos atstovui, meras Rimantas Diliūnas trumpai papasakojo apie Kėdainius, sportui sukurtą infrastruktūrą, skiriamą finansavimą. Savivaldybės vadovas džiaugiasi, kad Kėdainių miestui dovanota arena mielai naudojasi įvairių sporto šakų sportininkai. Džiaugiamės, kad ateina naujos sporto šakos, didesnis pasirinkimas laisvalaikį leisti arba netgi ir profesionaliai žaisti. Labai džiaugiamės, kad šitas turnyras vyksta Kėdainiuose savaitgalį. Galvoju, kad iš tikrųjų žiūrovų turėtų būti daug. Tarp žiūrovų, aš galvoju, bus labai daug vaikų, nes tai yra, dar nematyta Kėdainiuose. Meras sakė ir pats stebėsiantis Lietuvos rinktinės varžybas. Savivaldybės vadovas šalies rinktiniai linkėjo pirmosios vietos Baltijos taurės varžybose ir pakvietė salės futbolo žaidėjus laisvalaikiu apžiūrėti Kėdainių miestą. Noriu, kad vaikinai išsivežtų ne tik gerus įspūdžius apie areną, apie turnyrą, bet taip pat ir apie mūsų miestą. Noriu, kad jie susipažintų su senamiesčiu, su pačiom gražiausiu mūsų miesto vietom. Šeštadienį 16 val. Kėdainių arenoje varžysis Latvijos ir Estijos salės futbolo rinktinės, o sekmadienį 14 val. Lietuviai bandys įveikti latvius, kurie Baltijos taurę jau yra iškovoję 3 kartus. Tęsime laidą. Daugėja smurto artimoje aplinkoje atvejų. Nebūkite tam abejingi. Visoje Lietuvoje šiuo metu vyksta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota informacinė kampanija 16 dienų be smurto, skirta smurto artimoje aplinkoje prevencijai. Ši akcija tęsis iki gruodžio 10-osios, kai bus minima Žmogaus teisių diena. Aktyviai šioje akcijoje dalyvauja ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas. Ta proga pasidomėjome, kokia situacija yra Kėdainių rajone. Dėl smurto artimoje aplinkoje situacija yra iš tikrųjų nedėkinga. Gavom tokių pranešimų 146% daugiau negu pernai. Tai yra 1,5 karto daugiau pranešimų, į kuriuos reagavo policija. 61% tokių iškvietimų daugiau buvo į kaimiškas teritorijas. Smurto priežastys dažniausiai yra socialinės problemos, nedarbas, užimtumo stoka, ypač kaimiškose vietovėse, besaikis alkoholio vartojimas. Mūsų pareigūnai nuvykę mato, kad
tiek auka smurto artimoje aplinkoje, tiek ir smurtautojas abudu kartu vartoja alkoholinį gėrimą, kažkas padaugino ir išeina į konfliktą ir aišku tada pakeliama ranka, ar tai sužalojimas tas sugerovas. Smurtas artimoje aplinkoje labai opi problema. Jei žmonės neturėtų būti abejingi. Jeigu namuose jau, kaip sakant, paleidžiami daiktai, namų apyvokos daiktai ten skraido nukreipti į šeimos narį, dalyvaujant netgi ar nepilnamečiams, vaikų akivaizdoj, ir kaimynai netgi gali paskambinti 112 ir pranešti, kad girdi tokius triukšmus, dūžius, riksmus, pagalbos šauksmai, ir tuomet policija iš tikrųjų reaguoja į visus tos pranešimus ir atvykę į įvykio vietą jie nustato, yra smurto požymių ar nėra. Šiais atvejais pagal tokį pranešimą, kuomet galimai buvo naudotas smurtas artimoje aplinkoje, pareiškimas kaip ir jisai nereikalingas, neprivalomas, o pagal faktą, nustačius, kad buvo smurtas panaudotas prieš šeimos narį ar artimoje aplinkoje asmenį, pradedamas ikiteisminis tyrimas, o jeigu smurto požymių nėra, tai tada mes nepradedam to ikiteisminio tyrimo, bet tačiau tas faktas yra užfiksuojamas ir jisai yra policijos registruojamų įvykių registre ir kiekvienas apylinkinis inspektorius mato tą registrą ir jisai mato savo teritorijai, kur kokiu adresu buvo ten praeitą parą ar po išeiginių tokie smurto pranešimai, į kuriuos gali jis atvykti prevenciškai ir pabendrauti, pravesti prevencinį pokalbį ir jeigu reikia įtraukti į tai socialinius bendradarbius, tai yra socialinius darbuotojus, vaiko teisių tarnybą, socialinės rūpybos specialistus. Šiais metais pradėti 122 ikiteisminiai tyrimai, tai 64% daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Policijos pareigūnai smurto aukoms suteikia informacijos, kur ieškoti pagalbos. Visais atvejais mes informuojame specializuotą pagalbos centrą, kuris randasi Kaune. Mes platinam, netgi atvažiavę į įvykio vietas, platinam lankstinukus, visą informaciją, telefonus, kur auka, asmuo patyręs smurtą, gali kreiptis telefonu, paskambinti nemokamai ir suteiks pagalbą. Kokią pagalbą gali suteikti specializuotas pagalbos centras? Tai gali padėti įveikti krizę, palaikyti emociškai, informuoti, suteikti teisinę pagalbą, konsultuoti ir tarpininkauti tarp kitų institucijų. Pagalbą teikia ir Kėdainių moterų krizių centras, esantis policijos komisariate Adomo Mickevičiaus 23. Į Kėdainius susirinkę Kauno arkivyskupijos dekanatų dekanai svarstė aktualiausius klausimus. Kėdainiuose buvo surengtas Kauno arkivyskupijos dekanatų dekanų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, visų 7 dekanatų dekanai, vicedekanai, taip pat arkivyskupijos jaunimo, šeimos, piligrimų, katechezės centrų ir karito organizacijos vadovai. Daug kalbėta apie šių centrų veiklą, atliktus darbus ir planus ateičiai, iškylančius naujus iššūkius. Taip pat visi drauge diskutavo apie jaunimo bei jaunų porų sielovadą. Aptarti ir kiti klausimai. Pasak vyskupo Kęstučio Kėvalo, tokie posėdžiai kaskart rengiami vis kitame dekanate, tam, kad būtų galima išsamiau susipažinti su kiekvieno dekanato vykdoma veikla. Teiravomės, kaip ganytojas vertina Kėdainių dekanato veiklą. Džiaugiamės, kad yra dekanate pastoracijos centras, kuriame mes ir esame. Aišku, yra nemažai iššūkių, ypatingai su mažėjančiom bendruomenėmis, kurios nėra pajėgios išlaikyti, pavyzdžiui, bažnyčios ir tada reikia ją kažkokiu būdu gaivinti, o dažnai fizinė dalis bažnyčios labai nelengva išlaikyti tikinčiųjų bendruomenės pastagomis. Tai fizinė dalis, bet kita dalis yra pastoracija. Kėdainiuose jinai vyksta, neblogai, taip sakytume, bet aišku yra ką veikti, kadangi, visos institucijos šiuo metu tokia tam tikra prasme
transformaciją išgyvena, ne, kas Caritas buvo 25 metus, pavyzdžiui, su rūbų dalinimu ir maisto, tai šiandien mes matom, kad jau nebėra ta reikmė tokia stipri, kokia anksčiau buvo. Ne, Caritas turi persiorganizuoti į kitokią veiklą ir yra iššūkis, kokiu būdu žmonėms padėti, kad, pavyzdžiui, neliktų vieniši, nes turim daug vienišų žmonių, kuriems slaugos, pavyzdžiui, trūksta. Tai štai Carito iššūkis, ne, jaunimas, pavyzdžiui, taip pat, ne, čia mokosi, paskui išvažiuoja, kaip su jais turėti ryšį toliau, ne, arba katechezė, vėlgi, na, yra sritis, kurios visada reikalauja pastangų ir nuolatinio darbo. Vyskupas Kęstutis Kėvalas džiaugiasi, kad yra nemažai savanorių, kurie negailėdami laiko ir pastangų labai padeda savo parapijoms. Tačiau dauguma savanorių yra garbaus amžiaus. Reikėtų ugdyti naują savanorių kartą. Dvasininkų ir katechetų posėdyje aptarti ir kiti parapijoms aktualūs klausimai. Tokie susitikimai yra svarbus, sakė Kėdainių dekanato vicedekanas kunigas Edvinas Rimavičius. Susirenkame į tokius susitikimus kiekvieną mėnesį. Mes pasidaliname savo mintimis, gyvenimiškais dalykais bažnyčioje, kuriuos išgyvename parapijoje ir dekanate. Išklausome vieni kitų ir jie išsako savo mintį, vieną arba kitą mes išsakom savo mintį ir taip bandome spręsti daug aktualių klausimų mūsų bažnyčios gyvenime. Kitas Kauno arkivyskupijos dekanatų dekanų tarybos posėdis vyks gruodžio pabaigoje Jurbarko dekanate. Iškart po krašto naujienų jūsų laukia kalbos rėtis, vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. O šeštadienio vakarą 18:45 žiūrėkite naują laidą Žemdirbio metai. Tradicinėje Kėdainių krašto žemdirbių šventėje pagerbti darbščiausi ūkininkai, tvarkingiausių ir gražiausių sodybų šeimininkai. Cukrinių runkelių augintojai įvertino geriausią runkelių kasimo techniką ir susipažino su bendrovės Laumetris gaminama nauja priekaba. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kviečia žemdirbius bendradarbiauti ir kitais metais. Susipažinsite su metų ūkio konkurso antrosios vietos laimėtojo Alberto Pavolio ūkiu ir 2 ūkininkų kartų bendradarbiavimą. Šį vakarą tiek, gero jums savaitgalio, likite sveikę.